Sveikučiai! Šiandien Šunytės Otikos kanale atsiras naujas video. Tai yra, parodysiu, kaip pasigaminti iš kartono, paprasčiausią kartoną. Nekreipk dėmesio. Štai tokia dėžutė sausainiam. Ir aš manau, jinai labai faina. Ir visų pirma, ką aš apie ją galėčiau pasakyti, tai aš nenusižiūrėjau, nenusikopijavau nuo nieko, aš tiesiog paėmiau kartoną ir sugalvojau. Čia, nežinau, YouTube yra net video, kaip pasidaryti. Tiesiog sugalvojau. Ir čia, žiūrėkit, vidurė yra sausainiai. Tai beje, aš jums galėsiu net parodyti, kaip pasigaminti sausainis. Tai yra labai paprasta. Štai čia vienas iškritęs. Štai tai jie įvairių sausainiai. Tai va. Taigi, pradėkime. Ir šiai dėžutėje reikalingi labai paprasti dalykai, kuriuos, manau, visi turi. Tai yra lipalas. Aišku, gali būti belenkokie klijai, tai yra pieštukiniai klijai, bet aš rekomenduočiau lipalą. Tada kartono švakelis, tai aš siūlyčiau, žinokit, galima paprastą nuo belenkokios drifnių dėžės, bet siūlyčiau kokį nors nuo kvepalų, kažką spalvotą kokį kartoną, nes bus gražesnė dėžutė. Tai be abejo, pieštukas. Žirklės ir liniuotė, taigi pradėkime. Taigi nusibrėžkite štai tokią schemą. Čia šitie langeliai eina visur po 1 centimetrą. Tada čia, kai nusipiešit 5 mm va tokius galiukus, padarykit trikampiukus, kad geriau užsidarytų ir iš tos atkarpėlės reikės suklijuoti kampam. O čia kokio jau nori dydžio, tiesiog tokį tarpelį gali daryti, galit ne. Ir iškirpkite. O dabar suklijuokite va šitą vietą. Štai va taip va. Dėkite viršų, čia padėkit klijais ir suklijuokite, kai iškirpat viską va štai taip. Štai šitą vietą klijuokite prie nugalėtų. Štai stipriai prispauskite, kol iš jūs čia galite šonę klijus nuvalyti. Taigi, kai jūsų darbelis jau sulipo, dabar reikia padaryti jam apačią. Taigi, jūs tiesiog iš akies atkirpkite lopinėlį. Kai iškirpate, patepkite klijais negražią pusę. Na štai, kai suklijavo tą pačią, jūsų dėžutė turėtų gautis taip, jinai užsilenkia ir čia užsikiša. Nu, jūs patys pabandykit. Ir iš tą dėžutę. Taigi, tokia dėžutė telpa lygiai 15 sausainių iš mano idėjos. Aišku, aš ją galėsiu nufilmuoti. Tai štai tokia dėžutė telpa visas būrys šitų 15 sausainiukų. Aš galėsiu parodyti tiek, kaip jas pasidaryti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.